turim tokį aparatą ir šiandien visos dienos esmė, ką mes čia darysim, tai statom tokią rampą. Čia mūsų fūra nuo savo? Nu tai plojam važiuojam, ką tu galvoji? Mes čia kaimietukai. Pinigų turim. Šaibų vertę, pažiūrėk, paiskanijos, grinkit, nori. Ne, gaučiai. Ką mes važiuojam su fūrom? Kokius krovinius? Labai galim sakyti. Taip. Šiandienos planas koks? Labą dieną, pirmas dalykas, ne? Kaip darydom, aš jau neatsimenu, jau senai darėme už tą reikalą. Diena hebrytė. Jo. Tai čia tavo. Tu nekiš čia savęs gerai. Žodžiu, turim tokį aparatą, kurį pirkom už 200 eurų. Daivulė irgi žino šitą reikalą. Matęs? Matęs, nu tai Žės. Justas nusipirko už 200 eurų. Visais varoma Daihatsu Terijosa su offroadinėm padangom. Visi varomi, mechanas, benzas. Žodžiu, Buvo išplyšęs visas galas. Buvo išplyšęs visas tiltas galinis. 2 kartus. Žodžiu, mes jį remontavom, testavom ir galvom, kaip suremontuosim, tada filmuosim. Bet nespėjom. Gavus, kad mirė biškys. Užkalė variklis per neapdairumą, nepasižiūrėjom tepalo lygio. Realiai tepalo nebuvo iš vis. Neužkalė, tiesiog važiavo, užsidegė tepalos lygio lemputį, jie nekreipė dėmesio vyrai ir pradėjo kalt. Nu ir viskas, ir trauka dingo, bet jisai važiuoja dar, bet kala. Tai mes jį norim galutinai damušt. Nu, teik biškė aprodytų automobilį. Kaip jis atrodo visas, pelkis, matęs, varkių turėjęs. Visas va toksai, va kovinis. Samariezų daugiau negu reikia. Širdutė. Va. 1.3, man atrodo, ne? 1.3 benzinėlį. Čia kiek? 4 cilindrų. 4, nu. Gerai baidos. Šiaip lipa tai žiauriai gerai. Jis sveria labai nedaug. 800 kg sveria, sakė. Sakė, bet nežinom. Šiaip galim padaryti, kad atspėtų, kiek sveria. Jo. Atspėkit, kiek šitas automobilis sveria. Iš to mes tai nežinom, kiek jis sveria. Žinom viską. Viską, ką mes žinom apie jį, tai realiai nedaug, nes ilgai neturėjom. Nusipirkom, suėdėm, sudaužėm, sukapaujom. Dar nesuėdėm. Uždėjau ledvarą ant stogo. Investuota pinigų nemažai. Investuota pinigėlių, kokį dabar 250 eurų stovi čia ant ratų. Vis. Veidrodėliai. Naujausios technologijos. Ir šiandien visos dienos esmė, ką mes čia darysim, tai statom tokią rampą. Pasiėmėm 2 fūrinius ratus, aukštį dar koreguosim čia gal. Nu tai čia pirmas testas bus per tokį pralėkti, prašau. Bet tai aš galiu nepataikyti su ratai šio įskylę, jeigu pataikysiu, tai viskas. Versimės. Pats kaltas. Trasa yra tokia. Nuo tos krūvos iki Įsibėgėjom. nuo namo. Ir nepamiršau ką pasakyti. Nepamiršai? O ten va ženklas stovi, A? kad čia yra privati teritorija. Čia nėra ko vaikščiot. Čia yra mūsų privati teritorija. Mes čia darom, ką norim. Varčiam, daužom. Varčiam, daužom, spardom. Taip, tai jeigu kas, tai žodžiu, ženklai ten ir va ten kampe dar ženklas. Privati teritorija, stebima vaizdo kamerom, žodžiu, nėra policija niekam ir Čia mes tikrai savo kieme darom, ką norim. Turim apsauginį. Žodžiu, mes savo kieme darom, ką norim ir kad kiti neatsirastų mum po ratais, tai užsudėjom tokius ženklus. Yra 3 rungtys. Mes esam 3. Tu, aš, Daivulė. Ir apsauginis. Tarkim, kad pirma rungtis važiavimas ant 2 ratų šonų. Pasidarom rampą, kurią jau įpusėjom, pravažiuojam šonu ir važiuojam ant 2 ratų, bandom išlaikyti lysvarą. Antra rungtis. Įsibėgėt ir šok per rampą. O trečia rungtis sugebėt apversti ant stogo. Aš manau, kad per pirmą rungtį jisai atsidurs ant stogo. Tai pirmą bandysim šonu. Tai reikia tada Ko jis laksto? Išsigano. Kur pabėgo? Išsigano, vyras pabėgo, žodžiu. Paskutinį kartą technikinė atlikta 2020 metais. Tai dabar su technikinė čia skaitosi automobilis, ar ne?
Kelinti šiemet. Tai senai filmuota. Nebegalioja. Už tai mes su jo kelyje nevažinėjom. Šiaip lipa jau šikmat, lipa ir per stogus, per mašinas, per ką nori tą pervažiuoja. Paprasčiausiai, taip. Dar yra zapaskį, šiaip net nežinom, kokio jinai čia būklė. Gal net nėra. Seniai. Nuliekas. Oi. Liova, Bet oro dar yra. padangų. Senas oras įpūstas dar. Senas. Gerai, tai ką, einam statyti. Statom rampą. Statybos. Statom rampą. Šokam, bėgam, lėkiam, skrendam. Sukaliai. Negazuoja. Negazuoja. Nu, davai. Sėkmės. Pirmas driveris, kaskadininkas. Tai jis jau čia dabar jau važiuoja? Pala. Kameros nesujungtų. Koks tu kaskadininkas? Nieko gerų. Reikia aukštesnės rampos. Arba reikia sukti iš karto viršui rampus, taip žut. Ir šiaip reikia orą dar išleisti iš padangų, nes tas kantas labai gali būti, kad ir neis pavažiuoti taip. Supratom, kad rampa yra per žema. Tai dedam antrą fūros ratą. Nu, kultūristas dirbo. Nežinau, galim bandyti. Užmetam, pažiūrim, kas su lenta. Bet čia zaivy, nu tipo, realiai pusė mašinos turi būti. Tai jau čia tai tikrai eisime. Į prūdą, ne? Tai pabandom, da, su tuo mažesniu biškiu. Pats nuimdama tą padangą. O, deivulį. Čiupo griebė į mešką tą šikinyką. Šitą pilną. tą storą galim po apačią padėti. Mano manimu, eis ant šono. Guldys. Eina! Wow! Gerai, gerai. Dabar normaliai. Bet jis kažkai, žinai, kas yra. Jis pašoka. Ir gaunas, kad jisai suka ir dar būna priekis ore. Eina modifikuoti tramplyną. Atrodo dabar šiurpiai. Girdai, išlipko mortikai brašką augalė mašiną. Nelabai čia atrodo, kas pasikeitė. Aš nesuprantu, kas blogai. Aš suku tą vairą, bandau ją vers, bet... Nesiverčiu. Turiu idėją. Jaučiu, tu supranti, kai varai, ne, tavo priekis pakyla ir tada jisai leidžiasi ir kažkaip, nu, tokia gaunasi, kad taip suspirokliuoja. Jeigu padaryt, kad tu tipo užvažiuojant platformos, važiuoji tiesiai taip šonu ir tada nuvažiuoji nuo platformos tiesiog gražiai ir tada turėtų būti. Aš manau, kad jinai versis iš karto ant šonų. Tai gerai, jau geriau taip negu taip kaip dabar. Aš jau nuo teisybė einu. Jau netraukia dar labiau. Einu, jos spaudžiu kiek eina, bet neina. Pasižiūrėjom biškį internete, kaip viskas ten vyksta, tai mums reikia realiai dvigubai aukštesnės rampos, nei turim dabar. Tai dabar panašiau, bet manau, kad gali būti ir dar mažai. Pažiūrėjau, vienu ratu. O jisai užlips į viršų. Tu mane nafi. Kilangų. Atsargiai. Prasmėgęs. Nu, iki čia. Bačka. O kaip atversim? Kas dugne gero? Parodysiu, ką mes darėm. Žodžiu, virinom čia, dėjom tokius vavaršiukus, kad laikytų. Viskas suvyryta. Kur jisai dingo? Viršui, palaš, užlipsiu, parodysiu. Bet mažai, nedaug trūko. Nedaug. Tai vis pavažiavo, bet pagal mane tai tiesiog kažkaip motoro pritrūko galios. Labą dieną. Auto įvykį. Žinai, kas buvo? Čiučiut bandžiau važiuoti ir aš daviau gazo ir kadangi nėra blokiruočių, nieko, tie ratai tiesiog sukasi ir viskas. Nu. Ir dėl to sakau, kad atrodo galios pritrūko. Ir jis nevažiavo. Taip. Iš inercijos. Jisai stovi. Iš inercijos kiek pavažiuos ir viskas. Tai tada reikia įsilėk greičiau. Tai jau čia jau. Jau čia Bet kas jeigu virsi, tai jau šitaip. Ai, dar hibridė noriu parodyti kuro baką. Deformacija. Čia va yra va toks va niuansas. Visada pilna rodo. Kažkai kodėl.
padaryta. Automobilio dugnas beveik be korozijų. Nes korozija visai iškrito. Beveik esam garantuoti, kad šitas automobilis daugiau nerūdys. Nes nėra kam. Ypač po šiandien. Kaip atversim? Tai virvės baim. Kabėt mašiną. Biškai patogiau bus. Ne, jinai išlenkasi visa. Tai golf atvertėm, tai ir šitą atversim. Tik čia ragų nėra. Tai tu ir šitą nori be stogo palik. Deivulį net ir nedarbo dienom turi dirbti. Kas čia to tvarka? Čia kai lembo durys dabar. Nu, vėl smauglį. Va. Galiu uždaryti. Priverti. Nu tai nes jeigu Va. taip, tai su langu išeis ta virvė visą. Deivulė neįtampos. Tai valiai. Saugų atstumą laikom. Ova! Bandom kurti. Pažiūrim, ar užsikurs dabar nuo šono. Tepalas visą šonę buvo. Ką tu? Biškį sukala, bet tai. Realiai tai dzin. Sumurkiai tik tai. Neužmušit šito. Jeigu tepalo yra variklį, reiškia važiuoja. Nu dabar biškį daugiau dar įsibėgėjo. Žiūrėsim, ar padės. Nu dabar tai tikrai kažkas su ratu nelabai, man atrodo, padangą nusimantavo. Nusimantavo! Deivulė, tu čempionas. Ąžuolo vainikas tau. Čempionas. Pažiūrėjom, nusimatė. Žodžiu, ne visada greitis laimi, žinai. Ne, aš, matai, kadangi diferencialas suka. Diferencialas. Suka tik tai šoninius ratus. Tuos, kurie lengviau sukasi. Hebrytė, kas turit automobilį, kurį mylit, yra tokia hebrytė Kaune, kurie užsiema cheminiais valymais, poliravimu. Viskas, kas susijęs su automobiliais, su grožiu, tai jie jums gali nupoliruoti, išvalyti, išsirpti. Cheminis, sausas valymas. Tai yra kokia įmonė? Derauto. Derauto. Specialistai. Specialistai. Rašykit Facebook'e. Derauto. Internete. Derauto. Instagrame Derauto. Jėl paštą. Yra numeriai, viskas. Va, čia numeriuką uždedam. Ir aprašyme numeriuką uždedam. Skambykit, kreipkitės. Jums tikrai padės. O naktį galima skambinti? Galit skambinti. Realiai galit skambinti ir naktį. Dar nuvažiuokit, pasakykit, kad nuo mūsų, tai ir nuo laidėlę, manau, pritaikė 100%. Lipduką duos kokį? Lipdukas dar ir mūsų yra paruošta. Tai va, gausit mūsų atributikos ir švarų automobilį ir ant švaraus galėsit ant stiklo užsiklijuot. Aną dieną su Deivulė varėm į Kauno Akropolį pavalgyti. Žodžiu. Laukiam eilė, ir aš Facebook'e scrollinu. Ne Deivulė, scrollina Facebook'e. Kai visada marketplace, galvom kokį triperį nupirksim kažką. Iškrenta. Tanketė. Tikra. Tikra tanketė. Tik tai demilitarizuota. Ten ir panašiai. Ir dar prie mūsų. Už 1,5 gabalo. Sakau, seniai nenelaukiam to maisto, skambinam, važiuojam, perkam, viskas. O jau alkani buvom. Skambinam. Aš skambinau tam žmogui 60 kartų. Ir tada Deivulė rašė tam žmogui. Rašom. Tas žmogus sako, Hebra, aš sako, nieko neparduodu, sako, visą savaitę mano numeris yra įdėtas, sako, į kažkokius skelbimus random ir man skambinėja, sako, į dieną po 100 skambučių. Nepasigaukite ir jūs, kai tanketę turėtume, taip ta rampa būtų čia visai juokas. Čia tos rampos nebūt. Nu, tutorialas dabar, ką darysim, dėl ko, kaip, su kuo ir iš kur. Iš kur su kuo atvykom. Padangą numontavo, matėt. Ir žodžiu, radau čia brekinerio tokio seno, bet yra dar. Sudegus, spraugus, viską. Pripurkšim ir uždegsim ir turėtų. Bet turi į čia purkšti. Nu, žinau. Į vidų. Turėtų užsimontuoti. Būtų iš vis dar tobulą, jeigu kažkas orą pūstų per čia, bet dabar nelabai turim. Galėjome pasiekti. Tai nebus šitaip garsiai. Dega! Oi! Zuki! Matot, kaip vyksta. Mahūrai. Čia galvoju,
tau pitakos duoda? Nu, tai čia tipo kietas. Šiaip tai pirmą kartą taip dariau. Bet bijojai, biški. Viską čia turim vietoj, visą technologiją. Technologija! 8 barus beveik kelia. Tuoj sprok, Sigi. Matai, ką pridirbai? Tai kaip skanija, pučia orą. 8 atmosferos, pučia. Pusbilė, kiek neįsimontuotų. Kiečiau nusileisti. Pilna. Deivulis kaklas tvirtas. Stoga, parlėkė. Parlėkė? Nu, nedaug trūko. Mažai trūko. Bet kažkas linko čia. Stiklas. Nesivertė. Stiklas, žiūrė. Jo, įtrūko. Neįtrūko. Tai stogas, biški. Tu atskridai ir tu taip jau leidais. Koks ir atskridai, 20 daugiau nevažiuoja. Būtų smagu, jeigu eitų daugiau įsibėgėti. Kad jis nevalė. Dugną numinės laiko 20 įsibėgėja. Veidrodėlių jinai yra sparnas. Kur veidrodėlis, kas pradėjo? Kažkas kurą bandė imt. Vagia? Daug benzino, kokie 12 litrų. Tai tu viens atverti tą mašiną? 3 mes. Kurie čia? Aspardai dar tavo. Mūsų tikslas yra pilnai apsiversti ant stogo, tai bandom dar kartą. Čia dugnas jau. Kažko trūksta? Netraukė vapšė. Tai net nerizikavau šožbą, net. Čiut iki 20 važiuoja. Nu, eina jau geriau biški. Tai vėl tai padanga. Nusimontavus. Tai Vulė gyvas. Sėdėk šitai atversim. Davai. Dar kartą. Dar? Buvo ratas geras. Alebeiga. Alyva. Alyva. Per propkę? Ir vėl įsimontavo. Į vėl tas pats. Bet aš tą ratą kaip vazoną galėsiu paskui pasimti. Pirštų tai nebūtina, man paukštė. Nu, biškį maketuojam tramplyną, nes Justas, kitas muškietininkas, bandys dabar abiem ratais pervažiuoti, perskrist normaliai, kaip žmogus tvarkingai. O, per trampliną? Pasiruošęs? Ne visai. Tai eik ruoštis. Mūsų ventilis Daihatsu leidžia, tai reikia prisipūsti ir leik greit, kol neįsileido. Bet, žinau, čia kiekvienas važiavimas gali būti paskutinis, tai jau to aukščio jau to nebijok čia, žinai. Aukščio nebijau, aš bijau smūgio. Smūgio irgi nebijau. Neaukščia. Ir būna. Čia taip nesipėn, bet mes biškai galvojam, kad jis gali nepataikyti. Tiesiog. Aš irgi manau, gali. Žabalas. Justas nei nestojo, antrą kartą varo, gal vieną pusę varys bandyti. Kaskadininkas. Filmuok! Kas lieks? Mama! Linkėjimą. Kas yra? Ko tu bijai? Numariulė. Pirmų dugnas iki 300, iki 3 štukų, daugiau neina. Mušė antrą. Tau laimė, kad neužkalėjau. Pagnalį. Tai kaip tik ne mano laimė. Supranti, jeigu būtų greičio, tai dar, tipo, dar. O kai greičio nėra, jisai jaučiu taip, ais, snukiu į tą. Aš šitą, man aš ir nevažiavau. Nu tai visiems nevalina. Tai čia tipo tokiu greičiu normaliai. Ties antrą bėgį, kai įsimušė, tai atrodo, kad... Tai daugiau pirmų dar pagrėž. Tai jau viskas. Iki virš 3 štukų buvo. Nu tai gerai, tai taip ir važiuok. Visi tai važiavam. Esmė tame, Daivulė, kad jisai dar lik blogiau važiuoja, negu važiavo. Ta prasme. Pirmai, kai tu važiavai, tada buvo.
dėl to, kad pašilo, žinai, gal. Bet tai pamyžo, ne? Ne, nu tai aš ir pirmai taip, nes neįsibėgėjau. Kaip tau sekėsi? Normaliai. Patiko? Nu jo. Kartuosi? Ne. Taip. Ir niuansas. Mariusiai nelėkė. Alio. Pats sakai, didint. Nu šiaip jo, nu taip negražu. Jūs varot mane. Negražu. Vai, Daivulė. Ai, pats važiuoju. Aš bijau. Už tiesą sakau, aš bijau. Ko tu žiūrėjai? Nu sakau, tu nevažiuoji. Vieną kartą nuskristi, kas čia tokio jau. Aš jau skraidžiau čia. Daugiau ar mažiau vienu kartu, tai jau čia tik. Nu aš bijau. Ko? Nu tiesą sakau, bijau. Nu. Ko bijai, kas? Susižeist. Susižalu. Nu tai važiuok. Važiuokas tau. Aš tai bijau. Aš milžinius. Aš apsišykęs. Sveiki, aš esu Činas. Ir šoksiu per 3 padangas, nes mane privertė, draugai. Kaip atrodo 3 padangos? Nu, va tai va. Kur pirmai Daivulė lygiai? Dauvis yra 1,84 m. Dar vieną uždėtą, tai būtų virš galvos. Va. Šoks iki pelės. Privertėte, draugai? Sakė, jeigu per šitą peršoksiu, tai jie šoks per 4 padangas. Šiaip sakė, kad galvosim toliau, ką daryti, jeigu aš per šitą pervažiuosiu. Nežinau. Negalim prižadėti, mažu mašiną sugės. Tai aš pastumdėlis čia, ne? Ne pastumdėlis, bet tave mylėjom. Ką? Kas čia buvau? Nejokau! Kas nutiko, Marius? Išgėsiu ir ne... Dar sukosi raktelis, bet jau dabar nebesisuko. Metro užkalį neprasuka variklio. Nes yra net ir per kėbulas, nu... Как что dar? Ne, čia. Tai ne kaktis, nebent kažką ilgo metalinio ir plaktuką. Žodžiu, Mariusė. Nemeluosiu, tos kinkelis drebėjo, tikrai biskį. Ne, aš labiausiai ką nenoriu, tai per priekį, nes čia tas saugas, tai va, mano rankos tauresnė. Žodžiu, užkalį. Pagaliau. Paskutinė rungtis. O taip atrodo žmogus su negale. Taip atrodo žmogus su negale. O, tiek stiklų. Šeimininkas teritorijos. Stiklų ambasadorius. Eisim slot? Tuoj. Ne. Kam tą lempą išėmė? O kam? Vis reik. O kam? Ačiū, kad žiūrėjot. Parašykit komentarą, paspauskit laiką, uždėkit subscribe ir paklauskit mūsų Instagrame kada video. Tikrai mums patinka atsakinėti tokiems žmonėms, nes tikrai mes žinom kada video. Ir mes specialiai neišleidžiam video iki tol, kol jūs neparašot kada video, nes čia realiai nuo jūsų viskas priklauso. Tai dabar čia rimto suprasti tikrai pilni dėmai. Ačiū, kad žiūrėjot. Daihatsu keliauja į Metalą. Šiandienos epizodas baigtas. Susitiksim kitam epizode, kitam triperį. Kas yra tau? Ko lauk? Kas tau, bliat, atsitiko?